Deividai, kaip vertini šitą pirmą rinktinės testą? Visai neblogai, gal net geriau nei tikėjomės. Ta išlaikėm didelį agresyvumą, kas manau ir buvo tas toksai mūsų varikliukas visų rungtynių metų. Vis tiek daug kas neišėjo, daug kas nesigavo, daug kur kojas nevelka. Tai ir tų metimų nesusimetėm skaityk laisvų, bet šiaip per savo visą tą kovą charakterį, kurį piršo mums treneriai treniruočių metu, manau, išlaikė rungtynės. Kokias kėlėt užduotis prieš rungtynės ir pavyko jas įgyvendinti, neskaitant, kad pergalėm siekėt? Pagrindė vis tiek buvo gynyba ir nedaryti klaidų gynyboje. Jeigu taip suprastimas, puolimas visi mokam pult, tų klaidų labai neakcentavom, stengiamės žaisti vienas su kitu, pajaus vienas kitą, pasuotis kamuolį, sakau, tų klaidų buvo, kažkokių pametimų kamuolių buvo, bet čia normalu, tai nekreipėm dėmesį ir pagrindė vis tiek buvo gynyba. Buvo keletą ir buvo nepavykęs Ąžuolas skrydis, čia tokios švininės kojos dar buvo pasirašymo etapo treniruočių sunkiau. Tai manau taip. Vis tiek neturėjom, realiai toks pirmas pasitikrinimas, tos treniruotės irgi nėra varžybinių ritmų vis tiek, tai normalu. Ąžuolas dar sakė, beveik įmečiau, tai bandymas geras. Deividai, kiek sakiau, statistika buvo daugiausiai gal tokių perdavimų šiandien padaręs. Kiek yra smagiau galbūt žaisti rinktiniai, žinant, kad tikrai gausi to kamuolio ir žais galbūt daugiau kuriant kitiems, negu galbūt kaip būdavo klube praeitą sezoną? Smagu labai, toks mano žaidimas. Galiu rinkti taškus, bet taip pat man labai patinka kurti ir kitiem, tai čia toks mano žaidimas ir po truputį išsiryškina galbūt tas ir trenerių planas išbojimas, dar tik sako pirmos rungtynės, kiekvieno rungtynė labiau paaiškės, kas bus per rolę, kas bus per poziciją, bet smagu, su kamuoliu žaisti malonu. Kaip manai, kuo tas žaidimas keisis, kai Jonas prisijungs, kokie akcentai galbūt pasikeis? Sunku pasakyti, vis tiek, kiekvienas rungtynės skirtingos, taip pat ir šiandien rungtynės tokios buvo, kad taikėm visai kitokią gynybinę taktiką, nei gal taikysim kitose rungtynėse, tai čia sunku pasakyti. Vis tiek, Jonas tokį didelį kūną turi, tai vis tiek, manau, žaidimas eis ir daugiau per jį, kuris gali versti taškus be problemų, tai bet sakau, dar nesitreniravom kartu, tai matysim.